Mūsų skeletas saugo kūną, teikia jam atramą ir jėgą. Skeletas sudarytas daugiausiai iš kalcio, kuris dėl K vitamino baltymo osteokalcino yra uždaromas kaule. Osteokalciną gamina kaulo formavimo ląstelės. Kaulas formuojamas architektiškai, kad būtų kuo stipresnis. Griaučiuose osteoklastai atlieka kaulų rezorpciją. Dėl per daug aktyvios osteoklastų veiklos susidaro maža kaulų masė. Kaulai tampa trapūs. Tai vadinama osteoporozė. K vitaminas, natūrali MENA Q7 forma, prisideda prie mūsų sveikos gyvensenos. MENA Q7 priešingai nei dietinis K1 yra lengvai pasisavinamas ir bioaktyvus kaulų audiniuose. Visą tai atlieka osteoklastai. Patekęs į osteoklastus, MENA Q7 ima dirbti kaip raktas, kad išjungtų variklį ir sustabdytų kaulų rezorpcijos procesą. Galiausiai osteoklastai išnyksta. Kauluose mes turime dar vieną ląstelių formą – osteoblastus, kurie yra atsakingi už kaulų formavimą. Tai yra už deramą kaulo sandarą, kaulo masės palaikymą ir kaulo stiprumą. Osteoblastams MENA Q7 yra būtinas. Osteokalcinai kinta ir įgauna aktyvią formą tik turėdami MENA Q7, tada jie gali būti nešami į kaulo tarpląstelinę medžiagą. Po to osteoblastai perkelia osteokalciną ant esamos kaulo tarpląstelinės medžiagos viršūnės. Osteokalcino pavadinimas yra sudarytas iš dviejų žodžių. Osteo reiškia kaulinį ir kalcin – kalci. Kalcis pasisavinamas iš aplinkos ir pririšamas prie kaulo. Sergant osteoporozę, MENA Q7 padedant osteokalcinui suremontuoja kaulą. Kalciu užpildomos atsiradusios duobelės. Dėl MENA Q7 poveikio galima išvengti kaulų retėjimo ir rezorpcijos. Jis formuoja kaulus, padeda išlaikyti jų stiprumą.